Labadiena! Šioje pamokoje pasikalbėsime apie pagrindinės savokas naudojamas Forex rinkoje. Tai yra apie tai, kas daro įtaką jūsų pelnui sandorio atidarymo metu. Be abejo, jums jau pažįstamos tokios savokos kaip kotiruotė, valiutinė pora. Žinote, kad prekiaujant būtina atsižvelgti į makro ir mikroekonominius rodiklius. Tačiau be viso to dar yra ir daugybė kitų faktorių. Tai skirtumas tarp valiutos pardavimo ir pirkimo kainos, komisiniai brokeriui, lėšų, kurias galima panaudoti sandorio atidarimui kiekis. Bet apie viską iš eilės. Pirkimo ir pardavimo kaina. Prisimenate kažkada gerai žinomas keityklas? Jos uždirbdavo iš skirtumo tarp valiutos pirkimo ir pardavimo kainų. Tas pats ir Forex rinkoje yra bid ir ask kaina. Pagal bid kaina yra nuperkama valiuta iš traderio, pagal ask valiuta parduodama traderiui. O skirtumas tarp bid ir ask yra vadinamas spredu. Būtent spredas yra pagrindinis dylingo centro pelno šaltinis. Maržinė prekyba. Prekiaujant Forex rinkoje nereikėtų pamiršti, jog dylingo centrai tai ne labdaros organizacijos. Traderiui atliekant sandorį rinkoje, jie užšaldo dalį jo lėšų depozite arba, kitaip tariant, paima maržą – užstatą. Juk pradėdamas prekybą, traderis gauna savotišką kreditą, ko pasekoje jis valdo didesnę sumą, negu yra jo sąskaitoje. Traderio lėšų santykis su lėšomis, kurias įskiria brokeris, yra vadinamas kreditiniu petimi. Pavyzdžiui, jeigu kreditinio peties dydis yra 1:100, vietoje $1 sąskaitoje užskaitoma 100. Margin call. Nereikėtų pamiršti, kad Forex rinkoje galima ne tik uždirbti, bet ir patirti nuostolius. Tai yra prarasti daugiau lėšų, nei jų yra depozite. Tačiau kadangi kreditinį petį suteikia brokeris, jis ir steka, kad jo pinigai liktų neliečiami. Tam brokerių kompanijos kuria tam tikras kontrolės schemas. Kuomet einamųjų sandorių nuostoliai viršija maržą, pradedamos naudoti laisvos lėšos. Tuomet, kai likutis sąskaitoje pasiekia tam tikrą procentinę užstato dalį, sandoriai yra uždaromi. Toliau prekiauti įmanoma tik papildžius sąskaitą naujomis lėšomis. Taigi, reikalavimas užtikrinti arba garantuoti finansinį užstatą yra vadinamas margin call. Šiam kartui tiek. Iki susitikimo.